Ar patikėsi, kad jau prasidėjo vienas gražiausių metų periodų, kuris orientuoja į džiaugsmą, pilnatvę, į saviraišką, savirealizaciją, į poilsį, į pasitikėjimo savimi stiprinimą, savivertės ugdymą. Tai metas atostogoms, tai metas atskleisti, realizuoti savo talentus. Saulė jau liūto ženkle. Nuo Liepos 22 dienos vakaro iki rugpjūčio 23 dienos. Būtent šiuo periodu iki rugpjūčio antrosios pusės mes patyrinėsime, pajausime pirmąsias užuomazgas, ką mes visi patirsime, išgyvensime visų metų, netgi pusantrų metų periode. Ar gali patikėti? Taip, nes būtent liūto ženkle, raudona spalva, matai, jau yra Jupiteris ir šiomis dienomis iš tiesų Saulė artėja į jungtį su Jupiteriu. Iš esmės ji jau yra jaučiama ir tiksli jungtis bus Liepos 29 dieną po pietų ir ši jungtis veiks iki rugpjūčio 12 dienos. Tai kiekvienam iš mūsų ir apskritai kolektyviai duoda daug galimybių, daug sėkmės, nuteikia optimistiškai ir skatina mus plėsti savo pasaulėžiūrą, būti optimistiškiems. Ir, žodžiu, pasitikėti ir tikėti viskuo, kas vyksta. Taip, šiuo metu ir Mėnulis, beje, yra Skorpiono ženkle. Kiek čia matyti ar nematyti? Matyti, taip viršuje, žalia spalva yra Skorpiono ženklas. Ir Mėnulis Skorpione skatina domėtis ezoterika. Tai iš tiesų šį įrašą labai palanku klausyti būtent šį vakarą. Ir visai palanku ir kalbėti būtent apie tai šį vakarą. Jis pereis jau rytoj į Šaulio ženklą, bet jau ir dabar sudaro pozityvų aspektą. Čia dar nematyti, bet kitoje programoje matyti su Saulės planeta, taip pat su Jupiterio planeta. Tai irgi, žodžiu, iš tiesų perėjimas Saulės į liūto ženklą yra tas, didis įkvėpimas, sakykime, kas susiję su saviraiška, su meile, su vaikais. Bet ne viskas yra taip pozityvu, kaip norėtume tikėtis. Nes, kaip miniu, ar ne, kodėl tai yra pirmosios užuomazgos patirčių šio mėnesio, kai praeis šis mėnuo iki rugpjūčio, nuo rugpjūčio, sakykime, 23, galėsime permaistyti tuos procesus, kas vyko visą mėnesį ir mes suvoksime, ko tikėtis, į ką orientuotis būtent visus metus pagal Jupiterio nuorodas liūto ženkle esant visus metus, bet ir visai greitai jau Liepos 27 dieną keisis pozicijos mūsų karminių Mėnulio mazgų. O kas yra karminiai Mėnulio mazgai? Tai yra mūsų gabumai, tai yra mūsų patirtis, tai yra mūsų užduotis. Sakykime, šiuo metu tai kolektyvinė užduotis būtų pusantrų metų periodui. Ir būtent besileidžiantis karminis Mėnulio mazgas, kuris kalba jau apie sukauptą patirtį, besileidžiantis kaip jau
pilnas indas, taip, jau patirtis pereis į liūto ženklą. Ta pati liūto ženklą. Ir tai yra programa, užduotis, tendencijos 1,5 metų periodui. O kylantis karminis mazgas, taip, sakykime, kaip dar tuščia, tiksliau tuščia, sakykime, taip. Gal čia jau pilna patirtis, o sakykime, turime dar nepripildytą. Tai, ko mes turime siekti, ar ne, į kokį indą mes turime pripildyti. Tai mūsų užduotis orientuotos bus į vandenio ženklą. Kylantis karminis mėnulio mazgas 1,5 metų periodui pereis į vandenio ženklą. Apie tai kalbėsiu plačiau. Tuo pačiu apie Jupiterį liūtę taip pat mažai kalbėjau dar. Tai iš tiesų tai pristatysiu jau karminiams mazgams perėjus, pakeitus poziciją, ar ne? Daugiau pakalbėsiu. Tik suvokite, kad taip atrodo, matomete, plėtra, ar ne, augimas, savotiškai apie ką kalba Jupiteris, turėtų būti susiję su savęs atskleidimu, matomumu, savirealizacija, vaikai ir visa kita. Bet kai yra besileidžiantis mazgas, kai čia ateis besileidžiantis mazgas, mes jau ir dabar pradedame pastebėti, nes jau Jupiteris liūto ženkle. Ir papildomai yra tokie aspektai susiformavę, kurie dabar veikia. Mėnulis su Uranu pykstasi ir Venera su Marsu pykstasi. Tai kalba apie skyrybas, išsiskyrimus. Ir irgi tai yra tas aspektas, kad aš ir sakau, nerekomenduoju tuokti šią vasarą. Taip. Ir mes tiesiog jau ir šį mėnesį ypač ir toliau metai, 1,5 metų periodų vis dažniau girdėsime, kad nenorima vaikų, nenorima santykių, esami santykiai nutrūksta. Labai daug porų skiriasi. Ir tai nėra atsitiktiniai dalykai. Taip. Ir vėlgi netgi tas beje savęs rodymas, matomumas, ar ne, irgi turi turėti visai kitą prizmę. Žinoma, dar kalbėsiu plačiau vėliau, per visus metus ar 1,5. Bet mes iš tiesų turime jau labiau orientuotis nuo savęs prie kitų. O kokią naudą žmonėms tu neši. Ir kad ne tik aš, o ir kiti pirmiausia. Tuo labiau, kad būtent rytoj tokie aspektėliai formuojasi. Tikslus aspektai, bet mes jau jaučiam šiandien, tai Saulė su Plutonu yra įtampoje, tai ir galimos provokacijos ir būtent ta ašis tarp aš ir kiti labai stipri įtampa ir agresija netgi kelia. Taip, ir dar vienas svarbus dalykas, ką reikia žinoti šiam savaitgaliui, sakykime, artėjančiam, kad mūsų Merkurijus mąstymo komunikacijos planeta, kuri ligšiol judėjo retrogradiškai atgaline eiga, tai pagaliau Liepos 24 dieną šią naktį apie 2 valandą nakties jau pajudės tiesia eiga ir galėsime atsikvėpti. Tačiau sudėtingiausias periodas ir būna būtent 3 dienos tam perėjimui, tai Liepos 23, 24, 25. Tai iš tikrųjų labiausiai viskas stringa, daugiausia avarijų, daugiausia nesusipratimų, daugiausia išsiskyrimų, konfliktų ir panašiai. Tai žodžiu, būkime atidesni keliuose, būkime ramesni savo emocijose,
Gražaus mums laiko visiems.